čia bus, aš sakyčiau, pikantiškas patiekalas skirtas porom. Kur tu drebi siūlų laikydamas? Nu, man baisu yra. Moters darbus darau ir tu galvoji, aš nedrebėsiu čia, kaip man žinot, kaip daryti šitą dalyką, aš peršykais esu, aš panikai, išbalęs visas, ainansi, blet, kiek nahu galima, ainansi? Atsiprašau, truputėlį suėmė agresiją. Aš dabar žiūriu ir galvoju, kad kažkur būsim kažką praleidęs. Tu suka, nuplyšo jau. Pomidorukų dėžutę vieną namų galėsiu ir tiek nežinaudoju. Tiesiog atėjai į laidą, kad mes to maistą nupirktume. Viskas, va tokie va takiniai. Sakau, jūs šiaip pasilaikyti gali, jeigu nori. Kaip viskas čia turėjo veikti? Jūsų viščiukas yra uždengiamas vištienos, jūsų antra pusė grįžta po sunkios dienos darbe, jūs stovite tarp durį, nuogas, apsidengęs vištieną ir sakot, mieloji, aš norėčiau, kad tu man šį vakar pagamintum vakarienę. Ir tada jūs gulatės ant keptuvės, kepat vištieną, kol vištiena kepama, jūs antroji pusė tiesiog įsubinė, jums daužo, tada jūs apsiverčiate kitą pusę ir jūsų antroji pusė nuvalgo tą vištieną, iki kol yra pereinama prie oralinio. Nedėkokit, receptas jūsų puikiam vakarui. Ačiū labai.